Aš šiandien esu laisvas žmogus, kuris verčiasi ir savo darbais jau įrodžiau, kad galiu kažką nuveikti. Daugiau nei 600 vaikų, kurie įtraukti į rizikos grupės, šiandieną yra užimti vien tik iš mano iniciatyvos. Šiandieną yra pastatyta vienintelė Riogaloj dirbtina danga, kurią Lietuvoje niekas net nėra to padaręs. Toliau, kas liečia apie partinius dalykus, jūs patys kurė tą blogį, ne aš. Šiandieną turim tiek ir pačią gerbiamą mero Milinio dukrą, kuri iš karto baigusi mokslus tampa be konkurso iš karto įdarbinama į savivaldybės įmonę, tiek ir kiti partinukai, kurie šiandieną užimat begalę pavaduotojų etatų, kurių iš tikrųjų klausimas ar reikia, nes mes pareigybinius nuostatus labai greitai sukuriam. Vienam ar kitam pritemti čia nėra problemų. Bet kada sakom, kad nerandam pinigų vienam ar kitam sferai, tada jau kaltinam valstybinę ar dar kažkokį sektorių. Tai gal galų galę tiesiog patys pasižiūrėkite į save, nesidrapstykit tom, kom nereiktų drapstytis ir prisimkit savo atsakomybės už tos valdymus, kuriuos turite šios 2 metus. Ačiū. Dar mačiau, kad visuomeninis rinkimų komitetas pilietinė iniciatyva. Mes čia visi gražiai šnekam, bet kaimas mūsų tuštėja. Kas antroji troboj po vieną žmogų gyvena. Ir visa mūsų ta savivalda nuvažiavo iki to. Ir aš duosiu pavyzdį. O dabartinė... Mikrofoną arčiau laikykit, prašau. Daugumoj, reiškia, kaip ūkiškai pinigus tvarkė. Pastatė maksimą. Gavo kažkas atkatą. Ir, reiškia, o šalia autobusų stoti pradėjo statyti, kada žirgyną pastatė dabar, o žirgynas, reiškia, neatsipirks, per 10 metų tiksliai neatsipirks, reiškia. Galėjo pirmą autobusų stoti, bet dabar kaip įvažiavimas padarytas. Dabar reikės laužti šitą sieną, įvažiavimus daryti, autobusų stotis turės atskirai važiuoti ir vėl pinigus reikės mesti ir taip toliau. Tai užtat kaimo apsi nelieka. O mūsų gyventojai, mėly žmonės, suprantai, klausia, kada jūs išasfaltuosit nors vieną gatvelę pagrindinį? Paklausim ir mes, kada išasfaltuosit visų. Gerai, dabar socialdemokratai dar eilėje laukia. Aš manyčiau, kad šiuo metu mes diskutuojam apie tą, ką mes padarysim rajono žmonėms gero ir kaip iš tikrųjų išeisim. Dabar mes šnekam už praeitį. Praeitis, mėly bičiuliai, praėjo. Žvelkim į ateitį ir kurkim planus ir sakykim patys, ką mes padarysim. Lengviausia ir kaltinti vieni kitus tais darbais, kurie jau buvo. Bet būkim gudrus, teisingi, sąžiningi, padarykim, pasakykim, už ką rinkėjai turi balsuoti už mus, ką mes padarysim, kad tokių blogybių nebebūtų. Ir aš skatinu diskusiją pakreipti kitą linkme, o ne tas, kas buvo švogeris, brolis ar dar kas. Nors mes einam į priekį, mes žiūrėkim į priekį, ką mes padarysim, ką mes duosim rajonui geriau, kaip mes skatinsim darbo vietų kūrimą. Ir vienas iš prioritetų, mes įvertinkim rajonų mūsų situaciją, įvertinkim, kad turim 80 km autostrados turim. Ką mes padarysim, kad į mūsų rajoną ateitų investitoriai, logistinės firmos ir kitos, kad mes galėtumėm uždirbti pinigų ir kad tų pinigų daugiau bus, mes turėsim ką paskirstyti. Mes dabar skirstom kažką tai, ko neturim, arba jau kas buvo. Tai žiūrėkime ateitį rinkėjams, sakykim, ką mes padarysim. Ir manau, tai būtų iš tikrųjų teisinga ir nebekaltinkim vienas kito. Kovo 1 parodys, kas buvo teisus, kas neteisus ir iš tikrųjų aš norėčiau diskusijos, kas bus į ateitį, o ne kas buvo praeitį. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionis demokratai, Sigitas Vaičius. Tai mes, gerbiamas Liudai, ir kalbame apie ateitį, kad mes šitaip lėšų netaškysime. Meras bando apkaltinti melu, bet laikraštis yra leidžiamas prie švietimo centro, o švietimo centras tai yra savivaldybės įstaiga. Ir kada aš paprašiau, kaip kontrolės komiteto pirmininkas, pateikti rėmėjų sąrašą, kurie oficialiai deklaruojama, kad remia, paprašiau pateikti darbuotojų sąrašą, kas leidžia laikraštį, kiek laikraščių kainuoja atspausdinimas, tai jūs lepėt. Tai analogiškas sukurtas darinys kaip Druskininkuose. Tai ten man teko skaityti, kad 100 000 litų kainuoja laikraštis. Apie hipodromą. Aš kaip ir sakiau, tik viešumas spėjo užkirst jūsų numatytus pinigus biudžete 600 000 papildomai skirti. Savivaldybė savo įsipareigojimus jau buvo įvykdžiusi. Jūs 600 litų bandėte skirti papildomai. Ir netiesa, kad jie nėra paskirti. Jie yra jau paskirti. Dalis. Darbo partija kažką norėjo dar ten repliką. Aš noriu pasakyti repliką gerbiamam Sigitui, jis pastoviai skundžiasi, kad kažkokios tai informacijos negauna, dar kažką tai. Ir Sigitas yra kontrolės komiteto pirmininkas. Kontrolės komiteto pirmininko postas priklauso opozicijai. Aš netgi norėčiau ir paklausti, gerbiamą Sigitą, kelis posėdžius kontrolės komitetas per šį laikotarpį vykdė. Ar jie visiškai dangstosi savo gražiais kažkokiais tai žodžiais savo neveiklumą?
Tai trumpai atsakykit, trumpai. Kontrolės komitetas pagal reglamentą, kiek numatyta, yra pavedęs, kada tvirtino programą mūsų kontrolės skyriaus ir daug surengt komiteto posėdį reikia turėti medžiagą. Kada aš užklausiu vieną pusę, man medžiagos nepatikė, į kitą pusę. Jau mūsų reglamentas rajonų tarybos numato, kad kiekvienas tarybos narys turi gauti savivaldybės įstaigų įmonių informaciją. Bet aš net kaip kontrolės komitetas nesugebu įsireikalauti 2-3 mėnesiai tos informacijos. Ačiū. Liberalų sąjūdis dar. Prašau. Tai kaip darbotvarkę sudarysite? Mes nedalyvavom ten tų drąsnių, dėl to mes norim pakalbėti apie ką tikrai galim. Pritariu Liudui, kad reikia galvoti, kaip eiti į priekį ir dirbti. Ir mes turim konkrečių pasiūlymų, kurių neišgirdo praėjusi valdžia, kuri, dabar turėjom pasiūlymus, kaip pritraukti investicijų, kažkodėl neišgirsta. Tai dėl to mes tikrai esam numatę konkrečius veiksmus. Paprastus, bet, manau, veiksmingus, kurie galėtų pritraukti mūsų rajono žmonių, kurie turėtų čia daryti investicijas, sukurti darbo vietas ir duoti žmonėms darbo. Tik tais tokiu būdu mes pritrauksim tos emigrantus, kurie šiandien dienai gyvena Ispanijoje ir ne pačius geriausius laikus, ar dar kažkur. Todėl čia reiktų mūsų tą kalbą toliau tęsti tą linkmę ir, manau, dalytis. Pone, ačiū, dar labai trumpai jūs pabaigai ir prie kito klausimo. Čia girdėjau ir dėl tos Maksimos, reiškia, atkato kažkokio. Aš sakyčiau, gerbėmėjai, kas liečia va šitą klausimą, tai buvo turbūt pats demonstratyvus sąžiningumas parodytas, kada visi, kurie buvo valdžioje, dėrėjosi su Maksima ir kada Maksima į savivaldybės biudžetą pervedė milijoną. Kartoju, milijoną, kuris berods buvo gatvėje viena išleistas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, nenorėčiau aš sutikti apie tai, kad sakom, nebesigilinkim, kas buvo. Vis dėlto tam tikrus dalykus rinkėjai turi žinoti. Ir tai yra gera proga pabandyti vienus ar kitus parodyti, kokie yra iš tikrųjų. Ir kada ponas Milašauskas kalba, kad mes, žinot, apie strategiją svarstom ir sudedam į internetą, pasiskaitykit. Žinot, ir man, ar kontrolės komiteto pirmininkui, tas, kas yra neįdomu, tai, kaip pasakyti, jūs tą sudedat ir į internetą. Tačiau, kada liečia konkrečius piniginius klausimus ir kaip jie buvo panaudoti, ir jūs tą slepiat, kada užklausi, ir kada negali net vyriausybės atstovai išreikalauti tokių duomenų, tai apie kokį skaidrumą mes kalbam. Ačiū. Pakalbėkim. Labai norit pasisakyti. Gerai. Čia labai įdomus, intriguojantis klausimas. Prašau. Labas vakaras, mėly rinkėjai. Na, iš tikrųjų, juoką kelia man gerbiamo Naciaus pasakymas, kai kalba apie persekiojimą. Jeigu gerbiamas Steponas Nacius buvo deleguotas į Raseinių šilumos tinklų valdybą, tai jisai tuo metu buvo taip, kad jeigu yra juoda, tai jis sakys, kad balta, jeigu yra balta, sakys, kad juoda, bet jokių konstruktyvių rimtų pasiūlymų, kaip geriau dirbti Raseinių šilumos tinkluose, jisai nepasiūlė. Žodžiu, turėjo spaudą apmokamą ir, žodžiu, tenais gražiai dėstė mintis, kaip, žodžiu, blogai dirba. Ačiū. Bet mintis tame, kad yra apie persekiojimą, kad dabar yra persekiojimą, kas iš tikrųjų yra persekiojimas, tai yra, kai teisėsauga persekioja Raseinių vandenų direktorių už šiurkščius viešųjų pirkimų pažeidimus, kuomet administracijos direktorė persekioja teisėsaugą už aibę atleistų darbuotojų ir dabar yra prašoma atlyginti savivaldybei žalą. Va čia yra teisėsaugos persekiojimas. Gerai, ačiū. Ponas Nacius norėtų dar atsakyti, bet jau tikrai labai trumpai. Tiesiog trumpai. Šiandieną, kaip visuomet žmogus, tiesiog šneka tai, kas jam patogu šnekėti. To žmogaus atsiradimas įmonėje ir visa kita, tai buvo tiesiog visas valdžios virtimas. Tai to žmogaus atėjimas buvo sukurtas specialiai vien tik etatas, tuomet atsirado mašina, tuomet atsirado ir kabinetas, tuomet atsirado pareigybiniai nuostatai ir nuosekliai be jūsų Gyti Šulinską aš dirbau 2 mėnesius, konstruktyviai siūliau visus siūlymus. Jums tik reikėtų kaip darbuotojai nedirbti kaip polint partijos kažkokį sekretorių, nueiti į apačią, pasiimti protokolus ir pasiskaityti, ką aš siūliu. Ačiū. Raseinių gyventojai didžiausia problema, labai norėjo diskutuoti apie konkrečius klausimus. Tai labai konkretus klausimas. Raseinių gyventojai didžiausia problema rajone įvardė darbo vietų trūkumą. Tai koks jūsų planas yra dėl darbo vietų kūrimo Raseinių rajone? Kaip skatinsite gyventojus dirbti, o ne gyventi iš pašalpų? Liberalų sąjūdis, prašau. Pirmiausia, mes matome, kad kiekvienais metais iš rajono išvažiuoja apie 1000 gyventojų, kurie galėtų čia dirbti. Rajonas per 10 metų sumažėjo 10 000 gyventojų. Turim aiškę patirtį, pritraukiant investicijas mūsų
partijos nariai atstovauja tokias įmonės kaip Obidenspin, Obelispin, kurios pritraukia milijoninės investicijas į mūsų rajoną ir daug bendraujam su tais investuotojais. Ir vienintelė ir pagrindinė priežastis, sakysim, ko jiem trūksta mūsų rajone, tai dėmesio ir kažkokių tai aiškių valdžios sprendimų. Tai kokie tai jūsų sprendimai? Paruošti paketą, sakysime, kuris galėtų pritraukti investuotoją, taip kaip infrastruktūra, keliai, vanduo. Danspinas vandens laukia 3 metus, kuris jiems reikalingas vystyti gamybą. Ir taip toliau. Tokius mes turime aiškiai. Kaip skatinsite gyventojus įsidarbinti, o ne gyventi iš socialinių... Kurdami darbo vietas, pritraukdami investuotojus. Taip, bet jeigu dirbti nenori, tai kurkit jūs tas darbo vietas, kiek jūs norite? Mes nematome, kad žmogus nenorėtų dirbti, patys su to sudarėm. Norinčių dirbti yra, reikia darbo vietų. Na, jūs turbūt žinot, kokia yra situacija su pašalpomis. Kad iš tiesų kai kuriems gyventojams turbūt labiau norisi nedirbti, gauti pašalpą ir kažkur dirbti nelegaliai. Aš nemanau, kad galbūt mūsų savivaldybė viena iš pirmųjų susitvarkė su ta problema ir šito vieta yra pakankamai spręsta. Matom didesnį problemą, kad nėra darbo vietų. Tvarka ir teisingumas. Vidmantas Karabinas, prašau. Na, turbūt tą problemą sukūrė tikrai nevykusi socialinė politika. Turiu galvoje įstatymų leidėjai. Dėl to, kad tikrai tai nemotyvuoja nieko dirbti, jeigu bedarbio pašalpa yra didesnė už minimalų atlyginimą. Jeigu jisai dar kažkur, tai žmogus gali prasimanyti kažkokio litą kitą uždirbti, prekiaudamas kažkur turgui. Natūralu, kad jisai ir naudosis tą tokią sistemą ir mes čia galime medžioti, gaudyti. Aišku, pavyko mūsų savivaldybė šiek tiek tą klausimą išspręsti, sukontroliuoti tuos pašalpų gavėjus, tačiau vis tik tai yra beviltiškas darbas. Manau, kad iš tikrųjų turėtų būti kuriamos darbo vietos ir gerai apmokamos darbo vietos. Tai tokiu atveju ir šitos pašalpos turi būti mažesnės. Na, jeigu kalbant apie Raseinius, apie investicijas, tai merui perduosiu tą žodį. Pasakyti, kad šiais metais įgyvendinome projektą, tiek nuotekas, tiek vandentiekį į Danspiną, Litspiną atvedėm. Šiuo metu AB buvusi Raseinių melioracija Riogaloj yra nupirkti, yra susitarta su naujais investuotojais, kurie stato kombinuotų pašarų ceką, ten bus įdarbinti darbuotojai. Taip pat šiandien dienai dėrybas vedame su AB Litagra, kur ieškome sklypo kartu, tarimės ruošiasi ateiti. Taip pat yra ruošiamasi 2 gyvenvietėse, jeigu gyventojai neprieštaraus, pastatyti 2 paukštynus. Tai kaip jūs manot, kiek jūs darbo vietų sukursite per ateinančius? Manome, kad tikrai virš 100. Čia per kokį laikotarpį? Kadencijos? Tai turbūt ne per kadenciją, kadangi jau investuotojai atėjo ir jie laukia sprendimų. Be abejo, kai kas pristabdė šito savo veiksmus, laukia savivaldos rinkimų, kadangi jeigu bus ta, kurie anksčiau buvo valdžia, žino, kad nelabai pavyks susitarti, bet su esančia valdžia tarėsi ir manome, kad tikrai tie visi investuotojai ir visi kiti pas mus ateis ir tikrai darbo vietų bus Raseinių rajone pakankam. Ačiū, Remigijus Tačas. Prašau. Labai gerą vedančioji mintį pasakė, kad vis dėlto pas mus dabar yra bedarbystė apie 10%. Ir sunku yra priversti kai kuriuos asmenys dirbti. Ir sakyčiau, dar būnant meru, kada ryžausi eiti į eksperimentą pilotinės savivaldybės, tai tikrai mes pasistumėjom ir ta situacija truputį pasikeitė. Juolab, kad savivaldybė apie 8 milijonus turėjo ekonominį efektą iš šito dalyko, bet ne viskas tik tai nuo to priklauso. Gerbėmėjai, tada dabar kaip meras kalba, kad reiškia, jeigu ta valdžia bus, man gaila, kad prie šitos valdžios pats didžiausias darbdavys Raseiniuose, įmonė Norvelita, kuri daro 500 milijardo apyvartą, gamyklą pasistatė Kaune, ne Raseiniuose. O atsakykime šitą klausimą, kodėl investicijos išeina iš rajono, o neateina, kada dukterinė įmonė yra kaip tik šičia. Tai jūs ir atsakykite. Tai aš manau, kad dėl tokios neprotingos politikos, kuri dabar yra, ir kada man išėjus, gerbėmėjai, pakėlėt nekilnojamo turto mokestį daugiau kaip 2 kartus,
Kada vidutinis verslininkas nekilnojamo turto mokestį nuo 3,000 dabar turi mokėti 10 ar 15 tūkstančių, vat pažiūrėkime, pabandykim atsakyti savo, ar mes viską teisingai darome. O ką jūs darysite kitaip, jeigu vėl ateisite į valdžią? Aš manau, kad šitas nekilnojamo turto mokestis buvo pakeltas, suprantat, todėl, kad aparatas valdymo tiek yra išpūstas, kad nebeužtenka savivaldybės pinigų, reikia iš verslininkų kišenės taip atiminėti pinigus. Tai valdininkų skaičių mažinsite? Taip. Kiek? Mažinsime. Mes labai sėkmingai buvom šitą reformą įvykdę, tik tai labai gaila, kad per paskutinius 2 metus, pagal partinę liniją tiek žmonių yra priimta, praktiškai iš gatvės žmogus neteina. O ateina per partijos rekomendacijas. Steponas Nacius, Visuomeninis rinkimų komitetas Rasai. Tai visų pirma, iš tikrųjų, vedėja labai teisingai pastebi dalykus, kad žmogaus tarsi nepriversi, bet šiandien už socialinę pašalpą žmonės atidirbinėja ir tikrai dirba tam tikrus darbus. Bet prie jų priežiūros labai daug yra įtraukti seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai, kuriems šiandieną niekas net ačiū nepasakė, telefonus davė, tiesiog, kad susisiektų ir meras pakontroliuotų, ar tikrai padarė kažkokį vieną ar kitą darbą. Tačiau mes jiems netlyginam nei truputėlį. Toj vietoj mes ne tik, kad turime papildomą darbo jėgą, kurie ateina mažosiuose miesteliuose ir miesteliuose kaip socialinę pašalpą gaunantis asmenys, jie atidirbinėja, tačiau komunalinės išlaidos jos nemažėja. Keliai nežvirkeliuojami. Tai čia yra kita problema, kurią matau šiuo metu mūsų sistemoje, kad reikia būtinai skatinti seniūnaičius ir bendruomenės pirmininkus. Taipogi, visi šnekam apie didžiuosius verslininkus, gigantus, kurie turėtų ateiti ir tarsi visą rajoną kaip kažkokius vergus suvaryti vieną vietą, duoti minimumą ir visi būsim patenkinti. Ne, mes privalom rūpintis savo smulkiuoju ir vidutiniu verslu. Bet jeigu smulkusis verslininkas šiandien atėjęs, kad ir Raseinių ar Ariogalos turgaus aikštę turi papildomai atsivesti savo valtį, kad aplauktų iki savo prekybos vietos, apie kokią mes galim šnekėti smulkų ir vidutinį verslą, jeigu mes nesugebam jom pasirūpinti. Taipogi, kaimo bendruomenės šiandieną sulaukia ES lėšų ir paramų. Tačiau kiek iš tų paramų mes šiandieną bandysime sukurti verslo planų, kurie būtų verslo inkubatorius, amatų centras ar senųjų papročių stovykla tiems žmonėms, kurie užsimanytų ir galėtų savo idėjas realizuoti su valstybės pagalba. Tai aš tokį patį klausimą užduosiu ir jums, jeigu jūs būsite valdžioje, kiek darbo vietų sukursite? Manau, kad šiuo metu galima sukurti iki 400 darbo vietų papildomai, vien tik remiant vidutinį ir smulkų verslą. Ačiū. Visuomeninis rinkimų komitetas Pilietinė iniciatyva, Jonas Kaminskas, prašau. Mes manome, kad darbo vietų sumažėjimas ir bedarbystė kilo iš savivaldos nebuvimo. Ta prasme, kad nesant seniūnijose savivaldos vietose, taip kaip visur Europoje nėra, tik pas mus taip yra, nelika teisės patiems žmonėms rūpinti savim. Dabar rūpinasi, pavyzdžiui, partijas kažkokie lyderiai, bet jie daugiausiai rūpinasi savim. Jeigu į rinkimus išmet, pavyzdžiui, kokie ten 200-300 tūkstančių litų, tai jisai turi pirmiausiai rūpintis, kai tos pinigus atsiimtų. Ne? Tai va, mes tai kaip į tai ir norim įteisinti seniūnijų savivaldą, kad seniūnijos galėtų, seniūnijų tarybas, seniūnijos žmonės galėtų patys spręsti tuos reikalus, patys jie žiūrėtų, kiek trūks tiem darbo vietų, ko reik, o taryba, pavyzdžiui, bendradarbiaudama, aišku, su aukštesniam, su Lietuvos valdžia, galėtų pajungti mokslą ir kitus specialistus, žiūrėti, ką reikėtų čia padaryti, pavyzdžiui, ką reikėtų toj seniūnijai, gal mėsos perdirbimo cechelį, gal kokį pieną. Dabar visas, kaip visur monopolijas tik tai Lietuvoje, smulkaus verslą tokia nelika dėl to, kad valdžia persikėlė nuo žmonių atitrūko į viršų. Tai čia yra pati esmė. Kol mes nepasimsim savivaldas į savo rankas, kol piliečiai neturės teisės spręsti patys apie savo reikalus, tol čia tos kalbos bus tuščias. Ir Lietuva toliau nyks.
Lietuvos socialdemokratų partija, Liudas Kavaliauskas. Mes turėtumėm kalbėti apie tai, kuriant darbo vietas, ką turi padaryti vietos savivalda, kad paskatintų šitą dalyką. Mes čia kažkaip tai šnekam bendrai, tai daug kas priklauso nuo vyriausybės, nuo ministerijų, o mes patys ką galim padaryti, kad mes darytume verslui geresnės sąlygas. Vienas dalykas, verslas nenori ateiti į rajoną, todėl kad yra daug problemų keičiant žemės paskirties žemę iš vienokios rūšies paversti vietą, kad galėtų statyti gamyklą. Tai yra didžiulė problema. Šitą problemą atėjus iš tikrųjų galima išspręsti greitai, tuo labiau, kad ateinantis šitie rinkimai suteikia tokią teisę pakeisti žemės paskirties žemę merui. Mažiau biurokratijos. Svarbus dalykas yra tai ir vėl, ką gali savivalda greitai be jokių dėlių kompromisų padaryti. Nekilnojamų turtų ir žemės mokestį. Tai yra savivaldybės kompetencija šitą mokestį sumažinti. Jeigu ateina verslininkas, socialdemokratai savo programą yra numatę, jeigu ateina verslininkas, nesvarbu, koks jis didelis, mažas, storas, plonas, svarbu, jis sukuria 10-15 darbo vietų naujų, reiškia 10-15% mes galim mažinti, privalo mažinti nekilnojamą turtą, žemės mokestį tam verslui. Tai tokiu būdu mes paskatinam tą verslininką, duodam jam lyg sąlygas mažiau sumokėti rajonų biudžetą, bet per kitą pusę įdarbinę žmonės mes mažiau mokėsim socialinių pašalpų, mes mažiau turėsim skirti pinigų įvairiems socialiniams reikalams, išmokam, pašalpom, o dar per juos gausim papildomai pajamų ir biudžetą ir galėsim taip pritraukti žmonės, taip skatinsim juos dirbti ir užsidirbti. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Sigitas Vaičius. Mūsų rajone su darbo vietų skaičiumi nėra taip prastai, lyginant su aplinkiniais rajonais. Mes kaip ir lyderiai esam, bet yra trūkumas vis tiek darbo vietų, kadangi yra bedarbystė. Įspręsti, kaip būtų galima. Aš galvojau, kad vis dėlto reiktų remti smulkų ir vidutinį, labiau smulkų verslą, kadangi mūsų kaimeliuose, miesteliuose žmonės nesukurs stambaus verslo, o smulkų ten šeimos verslą įdarbinant kaimyną yra galimybės. Tam padaryti reikėtų naujai būsimai valdančiai daugumai priimti protingą smulkaus verslo rėmimo programą, numatant lėšas ir kad tie besikūrintys verslininkai tom lėšom galėtų pasinaudoti, kad nebūtų kažkoks tai griozdiškas darinys. Dėl darbo vietų, kaip ir gerbiamas Seimo narys Remigijus Ačas kalbėjo, kad viena iš stambiausių mūsų rajono įmonių Norvelitai iškėlė savo darbas vietas į Kauno rajoną. Tai čia pavyzdys toksai, kad rajono valdžia nerėmė mūsų verslo. Priešingai, ten vyko nemažas karas su ta įmonė iš valdininkų pusės. Toliau aš galvoju, kad ir nesąžiningi viešieji pirkimai taip pat prisideda prie mūsų verslo vietų mažinimo, kadangi yra pavyzdys, kada vaikų globos namus mažiausią kainą pasiūlius mūsų rajono įmonė buvo eliminuota, o su žymiai aukštesnė kaina atėjo įmonė į svetur. Ir tas mūsų rajono biudžetui kainavo beveik 1 milijoną litų. Laidos laikas baigėsi. Kartu su darbo partijos pasisakymu Artūras Milašauskas pabaigs visas diskusijas, atsisveikins ir palinkės rinkėjams ateiti į rinkimus. Iš tiesų labai konkrečią mes turime programą, ką reikėtų padaryti, kad investuotojai ateitų, kad kurtųsi naujos įmonės. Pirmiausiai, verslas ateis ten, kur jam bus sąlygos. Tai yra numatyti ir parengti investiciniai sklypai su reikiama infrastruktūra, privažiavimo keliai, vandentiekis, elektra, pagal poreikį šilumos trasos. Taip. Antra, ką steigiant naujas įmonės yra galima padaryti konkrečius darbus, kuriuos savivalda gali padaryti. Tai mes siūlome įmonė, kuri įsisteigė naujai ir įdarbina 10 žmonių, pirmus 3 metus atleisti nuo žemės mokesčio bei sumažinti nekilnojamo turto mokestį. Toliau, kelių priežiūra leis plėtoti verslą. Bus geras privažiavimas, galbūt tada ir logistikos įmonės kursis rajone. Verslo liudijimų dydžiai. Reikia, kad jie būtų minimalūs, tada vėlgi bus reali parama tam smulkiam verslininkui, kuris nori pradėti savo smulkų verslą. Toliau, viešųjų darbų programa. Didinti ją ir tie žmonės, aš manau, visi mieliau dirbtų, negu kad
naudotųsi socialiniam pašalpom. Ir trečia, tai verslumo skatinimas, ypatingai kaimuose per vietos veiklos grupės. Tai tokie pagrindiniai mūsų yra nuostatos, kas leidžia mažinti nedarbą Raseinių rajone. Ačiū. Tai su jūsų šitom nuostatom ir turime pabaigti laidą. Tai dėkoju kandidatams, kai kuriuos iš jų dar matys Raseinių rajono gyventojai kandidatų į merus debatuose. Atsisveikinu, kitoje laidoje kandidatai į Švenčionių rajono tarybą. Iki pasimatymo, gero vakaro.